Dabar man vaikštant atėjo toksai suvokimas, kad man atrodo, aš turiu atsakymą į vieną dažniausiai užduodamų klausimų per 8 metus. Tas klausimas yra, kaip jūs pasiekite tokių gerų rezultatų Kotrynos reabilitacijoje po galvos smegenų traumos, kai prognozijas buvo tikrai negailestingos. Ir man dabar atėjo aha momentas, tai įvyko todėl, kad mes turėjome tikslą. Ir mes to tikslo tikslingai siekime. Dabar paaiškinsiu, ką reiškia tikslingai. Mes pašalinome visą triukšmą, viską, kas galėtų mus blaškyti, ir mes tiesiog susitelkėme į tą tikslą. Mes niekur nėjome. Mes neskyrėme dėmesio draugams, mes absoliučiai neturėjom laisvalaikio, galima sakyti, nes mes visą laiką gyvenome tame ligoninės burbule ir darėme viską, kad to tikslo pasiekti. Ir man dabar tas suvokimas padėjo suprasti, kaip reikėtų siekti visų kitų tikslų. Ir kodėl vieni žmonės pasiekia visko, o kiti žmonės nepasiekia. Aš tikiu, kad šitas mano monologas galbūt kažkam irgi taps tokia kaip įžvalga. Man tai yra šios dienos aha momentas. Ir netgi žinutė man pačiai persižiūrėti dar daugiau savo dienotvarkę, dalykus, kurie galbūt mane blaško, persižiūrėti netgi tikslus, kurie yra mano, kurie yra ne mano, nes kartais mes pametame save ir tiesiog pradedame siekti tikslų, kurie tampa tarsi mums iš šono primesti, bet galbūt nėra mūsų.